Vienas blogai pasielgė, tai kitas blogai pasielgė, tai trečias blogai pasielgė. Tuoj pasirodo, kad ES visi blogai elgėsi išskyrus mus. Mūsų žmonių sąskaita mes elgiamės teisingai su ta vertybinė politika, o visi kiti elgiasi blogai. Ponas Jeglinskas, ponas Vaitkus. Ačiū. Ponas Jeglinskas, ponas Vaitkus. Mes vieningi su ES, su NATO laikomės sankcijų. Vėlgi, kiek už tai užtruks ilgiau, bet turime išlaikyti. Tai nėra nori-nenori klausimas, tai yra egzistencinis klausimas, kad Ukraina laimėtų. Ir tai reikia parklubdyti Rusiją, reikia parklubdyti. Pas juos veikia karo ekonomika. Karo ekonomika tikrai nesilaikys, ponai ir ponės. Ar jūs ekonomistai esate ar ne? Ekonomika negali laikytis ilgai. Gerai, ačiū ponas Vaitkus ir ponas Žemaitaitis. Mes girdėjom pasakas, kad sankcijų tikslas yra pakeisti agresoriaus elgesį. Aš tada retoriškai paklausiu, o koks JAV vyriausybės tikslas yra, kai yra nurodo Ukrainos valdžiai nešaudyti į Rusijos naftos gamyklas, nešaudyti su tam tikrom raketom. Tai tikslas irgi yra pakeisti Ukrainos elgesį. Tai gerai, ačiū, ponas Žemaitaiti, prašau. Subręskime ir rūpinkimės Lietuvos naudą. Ačiū, prašau. Taip, Amerikos Baideno buvo pranešimas, kad sustabdytų Ukrainą į energetinius objektus. Dabar, ką gerbiamas Jeglinskas pasakė, tai gerbiamas, pasiskaityk iždo departamento 2 sprendimus. Amerika vykdo su Rusijoje visus prekybinius ryšius ir juos palaiko. 12 bankų leidžia skaityti. Ir aš jums pasakysiu, jūs kalbate apie ES. Žiūrėkite, Austrija prekiauja pilnu pajėgumu, Belgija, Danija, Čekija, to jau Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Lichtenšteinas, Niderlandai, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Slovenija, Švedija, Šveicarija. Tai ką aš jums noriu pasakyti, va čia yra paskutinis balansas pateiktas informacija, tai yra užvakar dienos. Tai supraskim vieną dalyką, apeidinėja šitos sankcijos ir jos nėra tiek efektyvios, kiek jūs galvojate, kad bus. Ir niekas ir tai parodo per Baltijos jūrą 50 tanklaivių kiekvieną dieną plukdančios naftą. Pabandom dar perėti prie vieno klausimo. Nesąžininga, sakėt, lėktuvo režimą įsijungtų. Čia aš matau, kad tiesiogiai mobilius duomenis naudoja. Nesužiūriu, aš visko čia jūsų labai daug. Print screeną. Gerai, perėti.